mūsų frakcijoje ir vienaip ir kitaip mąstančių žmonių, bet aš kviečiu nekariauti karų, o pabandyti vieniems kitus geriau suprasti, pažinti, nesipriešinti ir tiesiog neieškoti priešų, kurių nėra. Tai yra mūsų žmonės, mes turime irgi pasirūpinti jų teisėmis ir nieko jie per daug nenori. Tiesiog gyventi laimingai ir įteisinti savo santykius, kaip ir bet kurie žmonės, kurie myli vienas kitą. Daiva, šalia jūsų yra Žygis. Dar nekalbėjot Žygį, dažniausiai būna pirmas, bet ne šito klausimo. Galbūt mes, politika, iššūkiai pagrindiniai, Amerikos vaidmuo Europoje, ką iš dabar tokių, nuolat, iš vizitų, iš pokalbių, pavyzdžiui, amerikiečių buvimas Lietuvoje, strategiškai svarbus dalykas. Mielieji, žiūrėkit, kokią mes turim situaciją. Per pusę metų šitų pusmetį 17 kartų sumažėjo užsienio investicijų. Atėjo 20 milijonų, o prieš metus atėjo tokiu pačiu metu 250 milijonų tiesioginių užsienio investicijų. Su mūsų verslu, nes užsienio, jie irgi kažkur bando išvedinėti ir psichologinė riba yra ties Varšuva, kažkur tokia yra. Ir dėl to, kad mes dabar neįtikinam, matyti, kad net ir investuodami į gynybą mes, kūrėm tokią stiprią valstybę, kuri gali pasirengusi su sąjungininkais apsiginti. Bet čia nieko negali kaltinti, nes yra geopolitika ir objektyvūs dalykai, yra saugumo jausmas. Bet aš bandau įsivaizduoti, jeigu amerikiečiai nuspręstų per savo pajėgumų, kurie peržiūrą, kurie dabar daro namuose, ištraukti tą batalioną, kuris pas mus rotuojasi nuolat pabradį ir grąžinti kažkur namo. Kas čia būtų saugumo jausmo prasme?